dvikova, po kurios galų galiai išaiškės, kas taps geriausiu šefu. Ir finale susitinka Ruslanas Volgovas ir Vladas Judickis. Aha. Ką Vladai, kas norės? Gaila, kad Taigi filmavau. šaukų ant manį. Katinė. Kačiukai. Nebūk karšus. Bet tau bus aršiau. Katinukai. Pradėjau žiūrėti tai, ką valgau. Jeigu anksčiau tikrai leisdavau savo valgyti bet kur, tikrai gyvenimo tempas diktuodavo, kad reikia valgyti kur papuola, ką papuola, tai dabar nesisėdamas dėl integraciją, aš vis dėlto pasižiūriu tą valgą, aš manau, kad tai yra tikrai įnauna. Nuolat sūdamasis tarp geriausių šefų per metus, Vytautas, ko gero, sužinojo daugiau kulinarinių paslapčių nei per visą savo gyvenimą. Tačiau, ar turėjo progos jomis pasinaudoti? Aš patobulinau savo daugelį technologiją, būtent mūsų pačių šefų žiniomis ir tikrai čia labai skaniai. Praėjusioje laidoje pats išbandė savo kulinarinius sugebėjimus, Vytautas Katinė. todėl jos kruopščiai renka ir finaliniai Ruslanas ir Vladas Dvikovai. Į finalą patekęs Ruslanas Volgovas ne tik nugalėjo šefą Tomą, bet ir įrodė, kad skirčiausius patiekalus gali pagaminti net iš svogūno, kopūsto ar salotų lapų. Na, be abejonės, turbūt Ruslaną visi puikiai atsimena dėl to, kad tai yra tikrai charizmatiška asmenybė ir jo elgesys. Kas ten? Nesenėliai. Vis tiek vienaip ar kitaip jausis puikiai ir nesijaus įsitempęs. Vladai Judickis, komisijos pirmininkas Arūnas Požeris nekartą įvertino už sugebėjimą nepriekaištingai paruošti klasikinius patiekalus. Tuo tarpu Vytautas Rumšas sako, jog jam labiausiai įsiminė šio šefo patiekalai iš Graikijos. Aš manau, kad Vladas yra tas žmogus, kuris su lengvumu surašė dirbo virtuvėje ir jo patiekalai, man atrodo, dalykai lygiai tokias pačių lengvumu ir inteligencija ir gracija, nežinau, man trūksta žodžio, kaip būtų galima išreikšti. Katulė. Paskutinė sezono dvikova, po kurios vienas iš dviejų virtuvės šefų, Peilytai, bus pripažintas geriausias ir namo grįž su unikaliu auksiniu peiliu rankose. Tad pirmin į lemiamą dvikovą. Mūsų abidvi komandos beveik sukomplektuotos. Ruslanas jau pasiruošęs, Vladas irgi beveik pasiruošęs, bet